Jeigu ieškai gyvenimo prasmės, greičiausiai jau pavargai. Aš labai ilgą laiką galvojau, kad su manim kažkas yra negerai, nes aš nerandu prasmės. Tos, apie kurią visi kažkaip kalba labai užtikrintai. Gyvenimo misija, tavo pašaukimas. Ir aš vis galvojau, nu gerai, o jeigu aš nežinau, kam aš čia dabar gimiau, tai ką tada? Gyvenu neteisingai ar iš bereikalo, nereikalingas tam pasauliui? Man visada skambėjo įtartinai tie žmonės, kurie labai tiksliai jau nuo pat pradžių žino savo misiją. Jie lyg būtų gavę kažkokią instrukciją, tarsi iš Ikėjos, kurią aš praleidau ir negavau, nebuvo įpakavime. Kartais net pavydėdavo, atrodydavo, jiems yra daug lengviau gyventi, jie turi kryptį, o aš tuo metu darau dalykus, dirbu, sprendžiu kažkokias kasdienės problemas, bandau gyventi normaliai. Ir kartais pagaunu save, ar čia yra tas gyvenimas, apie kurį čia visi taip kalba. Ne apie tai, kad blogai gyvenu, ar depresija man. Gyvenu visai gerai. Yra darbų, yra planų, yra dienelių, kai viskas labai čiki. Bet kažkur fone nuolat sukasi tas toks tylus klausimas. Ar tai, ką aš darau kasdien, turi bent kažkiek prasmės? Ne pasauliui, ne žmonijai. Man ar turi prasmės? Nes aš nuoširdžiai pavargau nuo tų didelių saldžių žodžių. Bet realybėje dažnai nieko nepadeda. Kai tau ryte reikia keltis ir vėl daryti tą patį šūdą. Kai sprendi tuos pačius reikalus įsisenėjusius, kai vėl jauti, kad dienos eina, bet tarsi ne visai dalyvauju tam gyvenime. Buvo laikas, kai aš bandžiau prasmę susikurti. Galvojau, gal reikia daugiau stengtis, gal reikia save įtikinti, kad tai, ką aš darau, yra labai svarbu ir prasminga. Bet kuo labiau bandžiau, tuo labiau jaučiau, kad meluoju pats savo. Nes, ne viskas turi būti prasminga. Kartais tai tiesiog darbas, kartais tiesiog diena, kuri ne visada tobula. Ir žinai ką, man palengvėjo tada, kai aš nustojau ieškoti kažkokios prasmės. Kai savo leidau paklausti paprastesnio klausimo, ar tai, ką aš darau, turi kažkiek prasmės man šiandien. Kad aš netiesiog egzistuoju nuo pirmadienio iki penktadienio ar iki savaitgalio. Nes man atrodo, čia ir prasideda tikras nuovargis. Ne nuo kažkokio sunkaus darbo, o nuo jausmo, kad aš gyvenu be jokio vidinio ryšio su tuo, ką aš darau. Be jokios prasmės kasdien. Man atrodo, mes labai pervertinam tą idėją, kad gyvenimas turi turėti kažkokią vieną labai didelę kažkokią prasmę. O gal gyvenimas tiesiog susideda iš mažų momentėlių, kai jauti, kad esi ten, kur ir turi būti. Net jeigu tik trumpam. Aš pastebėjau, kad kai nėra visiškai jokios prasmės, atsiranda keistas nuovargis. Kai išvarai atostogas, prabūni 2 savaitės ir nepadeda. Ir vėl pradedi galvoti, kad gal problema tavyje, gal esi nedėkingas, reikia dėkingumą gal praktikuoti. Gal problema ta, kad mes per ilgai darom dalykus, su kuriais nerandam ryšio. Tik todėl, kad susiklostė taip gyvenimas. Ir žinai, aš nebenoriu gyventi su ta idėja, kad kažkada ateityje bus gerai ir prasminga. Nes labai lengva taip nugyventi ir 10 ir 20 metų. Man visai užtenka mažo klausimėlio. Ar tai, ką darau, bent truputį yra apie mane? Aš ieškau jausmo, kad gyvenu ne veltui. Kad dienos nėra tik tiesiog tuščiai užpildytos. Kad jos kažką reiškia bent man pačiam, o vėliau galbūt ir kitiems. Ir jeigu tu irgi jauti tą tylų vidinį nepasitenkinimą, bet kartu nenori kažkokių didelių atsakymų, gal čia viskas ok? Gal mums tiesiog nereikia kažkokio didelio naratyvo? Man įdomu, kaip tau sekasi su prasmės paieškomis. Tai jeigu gali, parašyk, kaip tau atrodo tavo diena, kaip tau atrodo tavo prasmė ir kas tau suteikia prasmę tiesiog paprasčiausiai gyventi kiekvieną dieną. Ačiū, kad žiūrėjai, lauksiu tavo komentaro.